Sveiki, jeigu jūs turite šiltnamį, auginote pomidorus, agurkus, jeigu turite sodą, sodinote sodinukus, vynuoges, kitus vijoklinius augalus, tai jūs tikriausiai turite nemažai darbo su augaliukų pririšimu. Tai yra rankinis darbas, dažnai nelabai patogus ir lėtas. Tuo labiau, jeigu augalų turite daugiau. Tikrai čia yra tikras vargas ir sunkus rankinis darbas. Ką siūlau aš? Aš siūlau išspręsti šitą problemą su šiuo augalų pririšimo įrankiu. Labai patogus įrankis, dirba sklandžiai ir svarbiausia, kad labai greitai. Ir žiūrėkite, dabar parodysiu, kaip jis veikia, kuom jis gali būti jums tikrai naudingas. Dabar žiūrėkite, parodysiu, kaip veikia. Darbo greitis. Du judesiai. Pirmas, ištraukiam juostelę. Antras, viskas. Pirmas, antras. Žiūrėkite. Pirmas, antras. Pirmas, antras. Vienas, du. Vienas, du. Vienas, du. Ta patį padarom su agurkais. Viens, du. Viens, du. Viens, du. Kada pražys šį štambinę kamieninę hortenziją, žiedynai bus stambus, štai tokie, ir čia atsiras svorio. Ir kada bus vėjas, ši hortenzija gali palinkti, mums to nereikia, mums reikia ją pririšti. Ir mes tą padarom greitai, paprastai. Viso pikto ir antrą kartą. Viskas. Jeigu turite medaliną, daug medalių, šis įrankis yra būtinas, nes paspartina tikrai darbą. Jūs galite dirbti su visokiom čia juostelėm, gumytėmis ir taip toliau, bet čia yra rankinis, sunkus ir lėtas darbas. O čia mes galime padaryti viską labai greitai. Šiuo atveju mums reikia išlyginti šitą sodinuką, kad mūsų štambinė hortenzija turėtų gražų ir lygų štambą, kamieną. Taip. Viskas. Ir dar prie vielos. Labai greitai. Kągi, jūs matėt, kaip šis įrankis nuostabiai dirba. Ir tam, kad palengvinti savo darbą dabar šiltnamy, medalinę arba sode, tiesiog užsisakykite jį tiesiog dabar paspausdami mygtuką kažkur ten yra, ar aprašyme, ar kur žiūrėsit šį video. Mes pristatysime greitai, nes visada turime šį prekę sandėlyje. O dabar porą žodžių aš pasakysiu jums dar apie šį įrankį, apie gamintoją, kaip jį reikia įtaisyti, tam, kad pradėti dirbti. Taigi šis įrankis pagamintas Pietų Korėjoje. Gamintojas yra BGA brandas, gamykla nedidelė yra Pietų Korėjoje. Korėjiečiai pagamino šį įrankį labai kokybiškai. Tai tiesiog matosi, tiesiog pajausite, kaip tik paimsite į rankas, čia jaučiasi, kad rimtas įrankis. Aš bandžiau pigesnius, esu išbandęs, bet jie dirba visų pirma neilgai, po to labai greitai sugesta, o svarbiausia, kad jie neveikia sklandžiai. Vat šitie mechanizmai, kurie labai smulkus, čia pagaminti preciziškai, atitinkamas metalas, kur turi būti metalas kietas, čia jis tikrai kietas ir tarnaus ilgai. Vat tiesiog rimtas dalykas garantuoja. Ir dabar parodysiu, kaip įtaisyti. Aha, tarp kitko komplekte jūs gaunate atsarginį peiliuką ir dvi atsarginės spyruoklės, kurios įstatomos štai čia. Čia komplektą kartu gaunate. Ir dabar įtaisom, paimam juostelę
Čia jinai jau pradėta, bet nesvarbu. Įstatom čia. Dabar atidarom šį dalį štai šitaip lengvai labai. Ir pratęsim juostelę štai čia taip. Taip. Iš karto galim uždaryti čia. Uždarom štai čia. Taip. Čia viskas uždaryta. Dabar juostelė, žiūrėkit. Štai taip. Prakišam. Ir taip. Ir viskas. Užlenkiam ją. Čia į šią pusę. Ir dabar žiūrėkit. Lengvai paspaudžiam. Viskas. Ir dabar žiūrėkit. Antras judesys. Viskas. Kaip užtaisyti kabutės. Štai taip. Aišku, kad kabutės šiais galiukais į viršų. Ne į apačią, bet į viršų. Šioje vietoje įdedam. Ir prispaudžiam. Viskas.